Tai sveiki sugrįžę į One Customs dirbtuvės ir pirmadienis prasideda nuo Alfos Romeo Stelvio užkūrimo. Tai kaip matėt, prisipylėm kuro, apie 20 litrų, atsisėdau į mašiną kurti ir vis tiek tas pats. Ir vienas žmogelis mūsų komentaruose rašė, kad pas jas įsimeta fuel cut-off vadinasi, tipo atjungia kurą, kada būna incidentas arba avarija vadinama. Tai taip, kad taip ir yra, nes ant skidelio meta fuel cut-off triggered, taip rašo. Tai taip, kad vakare laukiam po darbo elektriko, atvažiuos ištrins laidas ir tada bandysim antrą kartą kurti šią mašinėlę. Pranešim jums visas naujienas ir žiūrėkit, neišjungit toliau. O sekantis darbas turbūt eisim, prasiardysim kažkiek tais challengerį. Tada eisim aprinksim MK ir vakare eisim dirbti prie R32. Nes atvažiuoja draugas ir sakė, pradės kažką daryti, surinkinėti priekį, užsidėjęs teliką gal kažką, nu žodžiu, žiūrėsim, kaip eisis diena. O aš tuo metu eisiu gruntuoti R32 buferį ir kapotą. Tai kaip ir sakiau, einam, pradėsim darbus nuo Alfos. Tai statau jūs ant trikojo ir einam ardyti kartu priekio. Žiūrėsim, kokios detalės yra sugadintos ir ką reikia užsakyti ir pakeisti. Tik pradėjom filmuoti Alfą ir paskambino tampytojas, kad reikia atvežti varžtus. Varžtai štai čia. Kažkur čia Porschui, tai važiuojam, paduosim varžtus, padėsim užmest kapotą, nes labai didelis vienas negali ir prie to pačio turbūt dar ir teliką. Važiuojam kartu su Darium, tai reikės rankų. Nu tai ką, bandom antrą kartą tą patį dalyką ir bandom išardyti Alfą kartu su jumis ant trikojo. Tai labas rytas. Žodžiu, Alfa jau išardyta, priekis nuimtas, Pijus tęsė darbus salone. Tai vakar nespėjom nufilmuoti priekio ardymo, nes dalyvavo ir savininkas. Tai yra kaip yra. O vakar vakare dar grįžo ir Poršiukas. Beje, kaip matėte, Alfa jau ir užsikūrė. Tai vakar elektrikas prasidėjo iki vakaro ir šiaip netaip užkūrė. Pasižiūrim, kas su Porschu laukia. O su Porschu bėdas tokios. Reikia sutvarkyti
difuzorių. Kažkada mes jį dažėm, tai dabar teks perdažyti antrą kartą. Jis 2 spalvų. Šiaip aš šitos poršus būna plastikas. Tai teks šitą sutvarkyti. Ir tuo pačiu pakeisti priekinę lūpą. O ją keisim dėl to, kad jinai atsivėpus apačioj. Tai turim kitą. Ir šitas bus dalykas sutvarkytas. O Alfoje ir pelytės gyvena. Įdomu, ar jos gyvos ten. Tai ką, Alfą išardėm, kaip ir matėt, paskutinis daiktas, ką išėmėm, tai yra priekinė panelė ir dabar vaizdas atrodo taip, kaip po kokio sprogimo viduj sėdynės atkabintos taip pat, nes reikėjo išimti šovinį diržų, tai taip, kad su Alfui šiandien tiek. Ir sekantis darbas tai yra Dodge Challengeris, kuris stovi už manęs čia ir turim padaryti tą patį darbą, išardyti saloną. Turėsim išsiimti sėdynės abidvi, vairo ir begą, tada panelę, stogą, priekinius diržus ir turbūt galiniai diržai sveiki. Tai turime gan nemažai darbo. Tai per, manau, kokias 2-3 valandas salonas bus išardytas. Tai bandau jų statyti ant trikojo ar kur nors kitur, kur pavyks ir pasižiūrėsim, kaip seksis išardyti Challengerio saloną. Aišku, Challengerį reikės vežti pas lygintoją, pas tampytoją, kadangi yra keletas dalykų, kuriuos reikia atitempti. Tai tik gaunam detalės, iškart judam link lygintojų. O dabar, kaip ir sakiau, statau visą ant trikojo ir varom dirbti toliau. Kaip tam Pijui sekasi? Ką dirbi? Ką nori? Ką čia darai? Nieko. Nieko nedariau. Tai daryk toliau. Kadangi neišeina normaliai, tai kadangi langas suvarytas, darysim kitaip įdomiau. Bet be šansų. Žiūrų. O, jie. Man reikia čia prie šitą varžą. Va, čia. Nepataikyti. Iškai ten. Ką daryti? Naują pramuš.
Taigi kita diena ir kaip matėt, vakar išiminėjom Challengerių panelę. Nepavyko, vien todėl, kad Challengerių reikia būtinai išimti stiklą, kad išimti panelį. Tai taip, kad šitas darbas lieka kitai dienai, nes stiklioriai atvažiuos, galima sakyti, pirmadienį. Išpjaus stiklą, išimsim panelę ir tada viską su sėdynėm ir alfos arbegais vešime viską tvarkyti ir tada lauksime, kol gausim sutvarkytus daiktus atgal. O šiandien dabar važiuojam pasidaryti dažų, nes reikia audiniai būtinai pavyzdžio vežti paprašė, reikia Porschui dažų, reikia Alfai dažų ir reikia Challengerių dažų. Žodžiu, visom mašinom reikia nusipirkti dažų. Ir reikia Porschui apatinio lipo, nes ta, kurį nupirko savininkas, netinka. Tai taip, kad sėdam į poliuką ir duodam gazo į miestą. Pavyzdukai. Nelabai. Yra triseno. Turbūt smagiausia dalis darbo. Pakuoti naujus dalykus. Labas rytas, biškį apibendrinsiu, kas čia įvyko. Tai žodžiu gavom visą white body Challengeriui. Taip pat išėmėm panelę ir laukiam, kol išveš lyginimui. Tai nežinau, kiek tai laiko užtruks, eiliai stovim ir laukiam. Ir taip pat matėt, grįžo Porschiukas Pijaus. Tai priekis surinktas ir jau tuo pačiu nurinktas ir Pijus pradėjo jį ruošti po biškį, nes prie variklio skyriaus yra ką veikti. Tai tokios čia realybės.
Ir dar taip pat golfukas. Tai golfuką irgi biškį aprinkau. Kažkas skambina, turbūt Pijus. Nu tai va, pašnekėjau. Klausė, kokių medžiagų reikia. O jų reikia. Tai žodžiu, prie golfuko viskas paruošta, laukiam dažų ir nudažysim. Taip pat viduj, ką užsiemu aš, tai dirbu prie sirenos. Sirena, aišku, už tvoros. Tai nušpakliuota jinai. Liko nusišveisti ir nusidažyti. Tai va, kaip tik Pijus atveš švietimo popieriaus, nes baigėsi. Ir galima bus jau ją šiandien gal nugruntuoti ir tuo pačiu va buferiukai. Tai buferį susitvarkiau su stiklo audiniu. Kaip ir matė, čia buvo skylės. Čia skylė. Tai bandau dabar šitą kantuką išgaudyti. Yra čia reikalų. Matęs gyvenimo tas buferiukas. Tie buferiukai yra atkeliavę iš Japonijos. Čia lipdyti, nedalipdyti. Parkus ausų nebuvo. Tai ausis naujas. Šiokias tokias padarysim. Blogiausia tai, kad kažkas jau užpakliavo, darė, bet nedadarė. Ir reikia pratęsti šitos darbus ir kažkaip pabaigti tą sireną. Į džep mytą jaučiu net nespėsim jau. Bent kažkur kitur gal spėsim. O iš tikro, tai nieko nespėju parašinėti. Tokie va, netikėti va, atsirado Challengeris Alfa. Tai prie sirenos ir nelieka laiko. Taip pat dar žinot, kad viduj turim polo. Tai gal kažkaip atidengti reikia ir pradėti daryti. Bet žinot, pirmenybės kitiems, o savi projektai laukia. Tai ką, einam šiandien padirbėsim, pabaigsiu gal sirenos buferius, po to žiūrėsim, kas čia toliau bus. Tai ką, nusigruntavo sirena, nusigruntavo detalės, liko šiandien kėbulą pabaigti, stengsiuos nusišveist, reikia apsiklijuoti, tada nusigruntuoti, o pasižiūrim, kas čia gavosi su tais buferiukais. Sluoksnio grunto dėjau tikrai nemažai, nes kaip ir matėte, jie tikrai yra pavargę ir plius į stiklo pluošto, tai gana nemažai reikalų buvo. Dar turim tokius adapterius. Jie dėsis po lempom, nes kitos lempos. Čia arlio dėžės. Nu ir priekinis buferiukas. Nu ir aišku, einam pažiūrėsim, kaip pati sirena gyvena. Sirena už vartų, numesta. Tai parodysiu jums, kaip atrodo dabar. Sirena slempiasi už šito krūmo. Špaklius nušveistas, liko tik sušiaušti visą ir pagruntuoti. Valytuvo vietos nesimato, iš kurdelių buvo, nu ir aišku, kita pusė. O vakar Audrius testavo savo golfuką. Tai liko patenkintas, kiek supratau. Ir liko tik nudažyti. Tai jaučiu, pabandysim gauti dažus per kitą savaitę, nudažyti ir galima bus pralėkti visiems kartu, kaip sakant.